Sveiki, brangus draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Vis dar per daug. Vis dar per daug karių, viešpats tarė Gideonui. Nuvesk juos žemyn prie vandens, ten aš juos tau atsijosiu. Kai sakysiu, šis eis su tavimi, jis eis su tavimi. O kai sakysiu, šis neis su tavimi, jis neis su tavimi. Teisėjų 7 skyrius 4 eilutė. Žmonės buvo nuvesti prie vandens, tikintis netikėtai užklupti priešą. Keletas paskubomis pasisėmė truputį vandens ir žingsniuodami jo atsigėrė. Tačiau beveik visi atsiklaupė ant kelių ir neskubėdami gėrė iš upelio. Iš 10 000 tik 300 gėrė vandenį iš rankos ir šie buvo išrinkti. Visiems likusiems buvo leista grįžti į namus. Dažnai paprastuose dalykuose yra išbandomas mūsų charakteris. Tie, kurie pavojaus akimirką linkę tenkinti savo pačių poreikius, nebuvo iš tų, kuriais būtų galima pasitikėti sunkumuose. Viešpats neturi vietos savo darbe pataikaujantiems savo ir tinginiaujantiems. Jis pasirenka keletą žmonių, kurie neleistų savo poreikiams trukdyti vykdyti pareigas. Pasirinktieji 300 buvo ne tik drąsūs ir santūrūs, bet ir tikėjimo vyrai. Jie nesuteršė savęs stabmeldystę. Dievas galėjo jiems vadovauti ir per juos išgelbėti Izraelį. Sėkmė nepriklauso nuo skaičiaus. Dievas gali išgelbėti su keletu taip pat, kaip ir su daugeliu. Jis labiau pašlovinamas nedideliais skaičiais, bet charakteriu tų, kurie jam tarnauja. Visi, kurie yra Kristaus kryžiaus kareiviai, turi apsijuosti ginklu ir pasiruošti kovai. Jie neturėtų būti įbauginami grasinimu ir išgąsdinti pavojų. Jie privalo būti atsargus pavojuje, bet tvirti ir drąsūs susidurdami su priešu ir kovodami dėl Dievo. Kristaus pasekėjo pasišventimas turi būti visapusis. Dėl Dievo ir jo darbo tėtis, mama, žmona, vaikai, namai, žemė, viskas turi užimti antrą vietą. Jis turi būti pasiruošęs kantriai, noriai, su džiaugsmu ištverti viską, ko pareikalaus Dievo apvaizda. Jo galutinis atlygis bus dalintis su Kristumi amžinosios šlovės sostu. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.